Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Artėjant Europos jūros dienai, gegužės 16-ąją Smiltynėje, prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti, vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija Albatrosas. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų už reikšmingiausius praėjusių metų pasiekimus ir darbus jūrinės kultūros srityje yra nominuotas bendrovės DFD Seaways keltų kapitonas Žygintas Gineitis. Jis teigia, kad apie jūrininko profesiją svajojo nuo pat vaikystės. Lėmė greičiausiai gyvenimas prie jūros, auklėjimas kartu su seneliu, ar ne, kuris irgi buvo jūrininkas. Dar darželyje turbūt visi vaikai norėjo būti kosmonautais, lakūnais, aš jau norėjau būti jūreivis. Ir nuo 1988 metų ta jūra visas gyvenimas. Dabar aš dirbu DFDS kompanijoje, kapitonų laivybos linijoje tarp Dunkerko, Prancūzija ir Roslaro, Airija. Pašnekovas neslėpia, kad kapitono darbas labai sunkus, tačiau ši profesija turi ir privalumų. Labai sudėtinga, pradedant nuo audrų, ypač mūsų rajone, reikia labai daug apgalvoti, kaip praplaukti tą atkarpą ir kaip sudėlioti žmonės ir krovinį, atsakomybė didžiulė iki komandos valdymo, tiek treniruočių, kas liečia saugumą laivo, tiek psichologinių, vis dėlto žmonėms yra labai sudėtinga laivuose dirbti, nes tai yra uždara aplinka, psichologiškai tai labai daug streso sukuria žmonėms. Na, o didžiausias pliusas yra tai, kad mėnesį atidirbus, kitą mėnesį tu esi laisvas. Bet tiesioginio darbo jūroje Žygintas Gineitis skiria laiko ir pedagoginiai veiklai bei būsimųjų jūrininkų mokymui. Visgi jis kuklinosi dėl to, kad yra nominuotas Albatroso apdovanojimui. Kelte yra daug pedagoginės veiklos, nes faktas, kad visi kursai, kurios praeina žmonės krante, jie yra tik tai paviršutiniai ir viskas kitkas turi būti atliekama laivuose. Taip, kad tas pedagoginis darbas visiškai nenutrūksta. Krante aš anksčiau dirbau jūrų akademijoje mūsų, paskiau kartą metuose dėstau Lindenau mokyklą, ar ne yra. Ruošianti jūrininkus, aš dėstau minios valdymo kursus, visą psichologiją, kaip susitvarkyti įgulais su avariniais atvejais, arba kaip užkirsti kelią, kad jie neįvyktų, ir kaip susitvarkyti su panika, kaip valdyti keleivius, kad jie tavim pasitikėtų. Aš labai dėkingas, kas mane nominavo, bet yra tikrai žmonių, kurie aukoja savo laiką, savo jėgas ar ne ir kažką daro, kad šitą jūrinę valstybę parodyti iš kultūrinės pusės yra vertesnių žmonių nei aš. Taigi, į Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimą Albatrosas už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje nominuotas kapitonas Žygintas Gineitis. Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanojimus teikia Klaipėdos miesto savivaldybės meras įvertinęs jūrinių reikalų darbo grupės rekomendacijas. Laidas inicijuoja Kultūros uostas Klaipėda.